Labas, Kim Kyung-hye iš Atomy. Šiandien turime galimybę sužinoti apie pasaulinės įmonės Atomy pasiekimus. Daugelis įmonių turi savo unikalią prekės tapatybę. Pavyzdžiui, su Mike siejasi aistra su Hyundai inovacijos. Iššūkiai, o su Amazon klientų orientacija. Atomy turi prekės ženklo įvaizdį, kuris remiasi absoliučia kokybė ir absoliučia kaina, tačiau kokie žodžiai pirmiausia šauna į galvą, kai kalbame apie Atomy? Manau, tai yra svajonės. Viltis. Atomy įkūrė filosofiją, kad jei svajojate ryškiai, tai tikrai išsipildys ir nuo įkūrimo pasiekė įspūdingų rezultatų. Pažvelkime į 10 metų pasiekimus, kurie buvo įmanomi dėl įkūrėjo Park Hang-seo suplanuoto ir nupiešto plano, taip pat Atomy narių indėlio. Įkūrimo metu Atomy turėjo tik 2 produktus ir neturėjo tinkamos svetainės, tačiau drąsiai paskelbė apie savo ambicijas tapti pasaulinę platinimo centru. Dėl stipros Park Hang-seo tikėjimo, kad gerus produktus galima parduoti pigiai. Ir dėl jo tvirto įsipareigojimo laikytis šio pažado, Atomy šiandien drąsiai laikosi šio pažado. Atomy sukūrė išskirtinę strategiją, vadinamą globaliu vieningojo marketingo sistema, siekdama tapti pasauliniu prekybos centru. Būtent globalus. Vieningojo marketingo konceptas apima verslo idėją, kuris sujungia pasaulį per valstybių sienas. Užsiregistravus, visas pasaulis tampa jūsų scema. Net jei vartotojas gyvenantis Jungtinėse Amerikos valstijose užsiregistruos, aš gyvenantis Korėjoje galiu padėti jam užsiregistruoti, nes tai nesusiję su įmonė. Tai reiškia, kad būdami Korėjoje galite plėtoti verslą visame pasaulyje. Kai Korėjoje naktis Jungtinėse Amerikos valstijose yra diena. Net ir tuo metu, kai visi miega Korėjoje, vartotojai kitoje pasaulio pusėje gali naudotis Atomy internetinę parduotuvę, o peiviai toliau kaupėsi. Atomy tikrai galima pavadinti verslu, kuris niekada nenustoja veikti. Ugnis niekada neužgęsta. Atomy pradėjo savo globalią plėtrą 2010 metais, kai įsteigė Jungtinių Amerikos valstijų filialą. Pirmąjį metų Jungtinėse Amerikos valstijose Atomy pasiekė 4,4 milijardo sėkmę. Ir 2021 metų antrojoje pusėje Atomy jau veikia 20 šalių, įskaitant Kanadą, Jungtinės Amerikos valstijas ir Malaziją. Peržengus 15 milijonų pasaulinių narių skaičių, Atomy su tvirtais fanšmerais gali drąsiai užimti vietą pasaulinėje tinklinio marketingo įmonių rinkoje, peržengiant vietinį tinklinio marketingą. Pasaulinė prekės ženklu tapusi Atomy yra nuolat pripažįstama tiek Pietų Korėjoje, tiek užsienyje. Nuo 2011 metų, kai Atomy Pietų Korėjos įmonė laimėjo $5 milijonų eksporto prizą, eksportas gigėjo. 2019 gavo $100 million eksporto pasiekimus, šiemet patvirtinta $300 million eksporto apdovanojimas. Tai dar ne viskas, Atomy pasiekė didžiulį pasiekimą, laimėdama prekybos dienos prekės ženklą, kuris skiriamas tik toms įmonėms, kurios pristato Pietų Korėjos vartojimo prekių išskirtinumą visame pasaulyje. Pietų Korėjoje pramonėje buvo įgyvendinta vartotojų valdymo sistema, gautas CCM sertifikatas. CCM sertifikatas yra sertifikavimo sistema, kurią patvirtina Teisingumo prekybos komisija ir kurią vykdo Pietų Korėjos vartotojų apsaugos agentūra. Ši sistema yra labai griežta, todėl 2019 metų duomenimis iš daugiau nei 4,1 milijono įmonių Pietų Korėjoje tik apie 100 įmonių gavo šį autoritetingą sertifikatą. Atomy pasaulinė pasitikėjimo norma vis labiau auga. Aš tai tikrai jaučiu savo oda. Manau, kad dauguma iš jūsų matėte Hayamam reklamą per televiziją. Net tie, kurie nežino, kad Hayamam yra Atomy produktas, vis tiek žino apie Hayamam. Iš daugybės Atomy absoliučios kokybės ir absoliučios kainos produktų galima pasigirti vėliavnešiais Atomy Hayamam ir absoliutia selektyvia skincare.
Tai ne tik sveikatos, funkcinių maisto papildų, turinčių patentus Pietų Korėjoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje ir dar 21 šalyje. 7 metus iš eilės geriausias pardavėjas pramonėje. 2021 metais pasaulinės kumuliacinės pajamos siekia 20 trilijonų, o bendras pardavimas 1,3 milijardo vienetų. Tai Atomy High-Mom, kuriam priskiriami šie įspūdingi apibūdinimai. Ar neakivaizdu, kad produktai yra tokie geri, jog juos pripažinti tiesiog privaloma? Kitas vėliavnešys produktas, Absolute Selective Skincare, pasiekė net 3 apdovanojimus – Year 52, Yangyong Sil Award NEP sertifikatą ir Sejong Tregret Award už patentuotą technologiją. Pirmasis apdovanojimas Year 52 Yangyong Sil Award skiriamas technologijoms ir produktams, kurie demonstruoja naujus technologinius pasiekimus. Istoriniai apdovanojimų produktai apima S elektronikos pirmąją 5G, mobiliojo telefono Tech, L elektronikos, skalbimo Tech. Pietų Korėjos didžiausių įmonių labiausiai pripažintos technologijos produktai laimėjo Yangyong Sil apdovanojimus, o Absolute Selective Skincare produktai taip pat galėjo stovėti šalia jų. Antrasis yra NEP sertifikatas, suteikiamas produktams, kuriuose taikoma Pietų Korėjoje pirmą kartą sukurta technologija AV – alternatyvios technologijos. NEP sertifikatas turi reikšmę, nes jis buvo pripažintas autoriteto nacionalinės institucijos nacionalinio technologijų standartų instituto. Nors kosmetika yra simbolinė vartojimo prekė, kurios objektyviai įvertinti sunku, Absolute Selective technologija sugebėjo išsamiau kiekybiškai įvertinti subtilę technologiją ir efektyvumą, todėl buvo pripažinta kaip sertifikuotas, inovatyvus produktas. Galiausiai, kaip kosmetikos priemonė, pirmą kartą pramonėje laimėjome patentų technologijų apdovanojimą Sejong Tregret Award. Tai yra sistema, kuria vyriausybė per patentų biurą apdovanoja patentus, kurie prisideda prie pramonės plėtros ir yra inovatyvių naujų technologijų. Jie pirmieji pramonėje gavo aukščiausią apdovanojimą Sejong Tregret Award už kosmetikos produktus. Anksčiau minėtas Year 52 Yangyong Sil apdovanojimas, NEP sertifikatas ir dabar patentuota technologija Sejong Tregret apdovanojimas leido pasiekti kosmetikos pramonės pirmąjį 3 apdovanojimų karūną. Atomy pasitikėjimas auga ir tai drąsiai sakau. Priežastis yra ta, kad tai nėra tik eksporto rezultatų skaičiai, bet ir tai, kad Atomy užima išskirtinę poziciją, tai prekės ženklas, turintis produktų kokybę, kurią pripažįsta visi. Atomy jau yra pripažinta visame pasaulyje. Tiesioginio pardavimo pramonės asociacijoje VHC. Praėjusiais 2019 metais Atomy vadovas Park Han-gil tapo pirmuoju Pietų Korėjos įmonės atstovu, kuris buvo priimtas į tiesioginio pardavimo pasaulio sąjungos VVCC tarybos dvasios narius. Tai, kad Park Han-gil pirmą kartą buvo įtrauktas į pasaulio pirmaujančių tiesioginio pardavimo įmonių vadovų tarybą, reiškia, kad Atomy tapo tikra pasaulinė įmonė. Be to, Park Han-gil kaip asociacijos pirmininkas vadovauja Korean Direct Selling Industry Association, kuri gavo aukščiausią VVC įvertinimą platininį. Tai rodo, kad pastaruoju metu Pietų Korėjoje labai pagerėjo socialinė tiesioginio pardavimo pramonės suvokimo situacija. Atomy mano, kad visa tai yra mūsų narių, kurie sąžiningai pristato mūsų gerus produktus nuopelnas. Ateityje Atomy pažadame toliau lyderiauti teisingos tiesioginio pardavimo kultūros nustatymo srityje. Atomy tapusi pasaulinė įmonė, šiuo metu veikia 20 šalių ir vis daugiau valstybių didina savo pasitikėjimą. Kiekvienais metais Seoul National University Consumer Trend Analysis Center per Trend Korea pristato kitų metų prognozes. Trend Korea 2022 atstovaujantis tendencijų raktinis žodis yra Money Rush, į kurį turėtumėte atkreipti dėmesį.
Manau, kad šiuolaikinėme pasaulyje, kur žmonės ieško papildomų pajamų, yra daug norinčių pradėti naują verslą kartu su Atomy, atsižvelgiant į šiuolaikinės tendencijas. Nėra sunku lengvai tapti verslo savininku kartu su Global Atomy. globalatomy.com svetainėje išsamiai pateikta informacija apie narystės registraciją pagal įmonės. Ten užsiregistravę kiekvienas gali tapti globalios platformos verslo savininku. Susipažinkite su pasaulio vartotojais kartu su Atomy per globalų vieningąjį marketingą. Vis dėlto gali būti, kad yra narių, kurie jaučiasi pasimetę, daug žmonių norėtų sužinoti efektyvesnę strategiją. Atomy sėkmės siekiant tapti globalios platinimo centro pagrindas yra GSKS – globalinė platinimo strategija. Tai strategija, kuri apima globalų šaltinių paiešką, globalų pardavimą ir produktų, atitinkančių absoliučią kokybę ir absoliučią kainą, tiekimą visame pasaulyje. Atomy tiekia pasaulio nariams aukštos kokybės ir kainos konkurencingumo produktus, tokius kaip Australijos manuka medus, Taivano sumuštinių jūros dumbliai, aromatiniai pleistrai ir kiti, gaminami ne tik Pietų Korėjoje, bet ir visame pasaulyje. Tai reiškia, kad užsiregistravus į Atomy bus teikiamos visos siuntimo, klientų aptarnavimo ir kitos paslaugos. Jūsų užduotis yra tik pristatyti Atomy absoliutaus kokybės ir absoliutaus kainos produktus bei verslo viziją. Be to, Atomy vykdo įvairias sėkmės sistemas per seminarus. 2021 metų spalio mėnesį vykusios sėkmės akademijos metu buvo teikiama vertimo paslauga 7 kalbomis, kad globalūs nariai iš 9 šalių galėtų stebėti renginį. Be to, vienos dienos seminaras, virtuvės seminarai, abiejų kursas ir Atomy verslo mokykla suteikia galimybę nariams bendrauti ir dalinti sėkmės metodais be laiko ir erdvės apribojimų, naudodamiesi galingą internetinę sistemą. Nepriklausomai nuo to, nesijaudinkite vieni ir eikite kartu su Atomy sėkmės sistema. Yra posakis, net ir 1000 mylių kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio. Manau, kad dar gali atrodyti sunku, gali kilti painiavos, o nerimas dėl to, ar aš iš tikrųjų galiu pasiekti sėkmę, vis dar gali kilti. Atomy kasmet atnaujinanti pasaulinę sėkmės legendą po jos įkūrimo niekada nelaiko šios sėkmės tik savo įmonės nuopelną. Global Atomy sėkmės centre buvo mūsų narių, kurie kartu su mumis dirba ir stengiasi, aistra ir pastangos. Kaip būtų, jei pasinaudotumėte Atomy paruoštą sistemą ir kartu su Atomy žengtumėte į priekį. Iki šiol pristatėme Atomy kaip pasaulinės platinimo centro viziją. Tikiuosi, kad tai buvo naudinga ir baigiu šį pasisakymą. Ačiū, kad klausėtės.